aš tikiu, kad visi žmonės gali pasikeisti. Tai kaip čia? Ko čia? Tai mes viską žinom, žinai. Ką tu čia mums papasakosi, žinai. Net nežinau, kaip čia įvardinti. Tos išankstinės nuostatos tam tikrose temose realiai žmonės uždaro nuo galimo labai naudingo pokyčio jų gyvenime. Tokia, aura aplink tos pinigus, tokia migla, kur kažkas lyg yra, bet, ten norint kažką rasti, reikia gerai pasiirstyti. Aš pati labai tikiu, kad mūsų tos vidinės nuostatos ir įsitikinimai yra pagrindinis dalykas, kuris lemia mūsų gyvenimą. Tam, kad žmogus keistų savo nuostatas ir įsitikinimus, jis visų pirma turi suprasti, kad jis kažkokį jį turi. Tai požiūris, kad kiek turiu, tiek užteks. Tiesiog pinigai išseko. Lankstaus jau ten vis taip ten, žinai, susisukęs, bet man atrodo, kad čia viskas gerai. Negerai. Ir šiandien mes su Lina nusprendėme paimti tokią labiau filosofinę temą, kurią grindžiame savo patirtimis. Ir šiandienos klausimas, ar visi žmonės yra mokytini apie pinigus? Labai geras klausimas. Labai geras klausimas ir bendraujant su žmonėmis, tikiu, kad tu jauti, kiek skiriasi tų žmonių, vadinkim, imlumas informacijai, dalykams, pokyčiams, kiek yra uždari, atviri, vieni viską žino visada, kiti būna labai smalsus. Visą tai kartu ir darbe neišvengiamai patiriam, sprendžiant įvairiausius profesinius iššūkius, nes su vienais kolegomis viskas atrodo, paėmėm, suradom, ištrendėm, su kitais dar 30 neigiamybių reikia nugalėti prieš prieinant apskritai prie kažkokios tai racionalios diskusijos. Ir galų gale netgi namuose mes turim krūvą situacijų, tvarkantis su kasdienybė, kai reikia dylinti su to skirtingo lygio žmonių gebėjimu priimti dalykus. Tai ir iš to man labai įdomi tavo čia asmeninė patirtis, šiuo atveju kalbant apie pinigų temą, ne šiaip apie bendrą visą mūsų gyvenimą. Ar tu esi susidūrusi su žmonėmis, kurie tau pasirodė, tokie beviltiškai įstrigę, tokie savyje įstrigę ir kartais net galbūt atrodo, kad jau jiem niekas nebepadės. Bendrai aš pati turiu tokį gana giliai įsišaknijusį įsitikinimą, apie kurį galvojau, kad aš tikiu, kad visi žmonės gali pasikeisti. Tai čia aš tikiu, kad visi žmonės gali pasikeisti. Tai aš dėl to, kai sakai beviltiškai įstrigę, tai man retai, kada žmonės atrodo beviltiškai įstrigę, jie galbūt man atrodo įstrigę, nes pakankamai, kaip tu sakai, nelankstus ir negirdi, ką aš jiems sakau, bet aš visada tikiu, kad jie gali pasikeisti. Ir man atrodo pagrindinis bruožas, kuris išskiria žmonės, kurie lengviau keičiasi arba kurie sunkiau keičiasi, yra smalsumas. Nes jeigu žmogus yra smalsus, tai jeigu jis sužino kokią nors naują informaciją, jisai dažnai klausia papildomų klausimų, jisai nori suprasti, kodėl čia taip, o ne kitaip, kodėl aš mąstau kitaip negu čia tas kitas žmogus, ar ne, ir panašiai. O kiti žmonės yra mažiau smalsus, tai jie tiesiog, kaip tu sakai, viską žino ir jiems nekyla jokių klausimų. O kaip tu, kokia tavo patirtis su tokiais žmonėmis? Aš beklausydama tavęs vieną tokią istoriją prisiminiau iš savo patirties, kuri labai taip tinka šitoje temoje. Tai prieš gal porą metų teko būti Kėdainiuose ir ten skaičiau paskaitą tokią kelių valandų, net ne kelių valandų, ten realiai visa diena buvo. Tokį workshopą dariau žmonėms apie pinigus, jų valdymą ir tą tokį kasdieninį finansinį reikalą. Ir ten kontingentas buvo toks, nuo iki. Realiai buvo ir moksleivių, buvo ir tokių jau, juntamai pagyvenusių žmonių, brandžių tokių, vadinkim, ne? Ir
kai aš atėjau ir, nu, vat, sakau, tai dabar žiūrėkit, pakalbėsim, čia paanalizuosim, pasižiūrėsim, kas kaip kur gyvenime, tai aišku, jaunimas, nu, tai jam įdomu, nes, nu, jie dar neturi čia jokios patirties ir tas gyvenimas dar visiškai ne apie pinigus, bet apie mokymas ir pramogas, ne? O vat tie brandesni, tai, o tai kaip čia, ko čia, tai mes viską žinom, žinai. Ką tu čia mums papasakosi, žinai, nu gerai, galvoju, pažiūrim, kiek jūs čia žinot ir kas čia, kaip čia viskas bus. Tai ties pietų pertrauka, ta brandžioji dalis, kuri viską žino, jie tykiai pasišalino, bet aš tiesiog mačiau, be pasakodamas, kad, nu, tai kaip į sieną. Jie net nesistengė, žinai, gilintis ir klausyti ir tiesiog sėdėjo, nes jiem reikia sėdėti ir tiesiog prakentėjo, kaip aš sakau, iki tos pertraukos ir išėjo, nes jie viską žino, viską supranta, bet kai aš paklausiu, ką jie veikia ir kaip jie gyvena, tai, nu, nėra, nei jie ten ką nors žino, nei ką jie supranta, nes jų tos padėtis finansinės yra, nu, liūdnos. Bet jie viską žino, viską moka, viską supranta ir kodėl mes čia apie tai kalbam, nes, nu, tu čia, žinai, nieko nepasakys. Tai va čia toks geras prisiminimas, kaip, net nežinau, kaip čia įvardinti, tokie tos išankstinės nuostatos tam tikrose temose realiai žmonės uždaro nuo galimo labai naudingo pokyčio jų gyvenime. Ir pinigai čia ne jokia neišimtis, netgi pas mus, vat, gana tai priimta tarsi apie tai, nu, nekalbėti. Nu, nes nieks ten nekalba. Nieks nesidalina, kiek ten uždirba, namuose tėvai tarpusai ten irgi dylina atskirai, vaikam irgi ten nieko nesako. Ir, nu, tokia kultūriškai pas mus susiformavusi tokia, nu, aura aplink tos pinigus, tokia migla, tokia, nu, kur kažkas lyg yra, bet, nu, ten norint kažką rasti, reikia gerai pasiirstyti ir kad, nu, jau ten ryškiau matytųsi. Ir automatiškai tas klausimas, nu, ir nueina į tą miglą ir žmonės šitose įsitikinimuose užstringa, nes jie net tada, kai jiem iš tikrųjų reikia, jie, nu, nekalba apie tai. Net ir tada, kai gyvenimas, nu, labai skaudžiai trinkteli kelis kartus, jie neina ir nesprendžia. Nes žmonės, nu, jie prasiskolina, jie visiškai nesuvaldo to, kas pas juos ateina, jie visiškai nemato, kaip impulsyviai išleidžia pinigus patys. Ir kad, nu, jie patys kalti, bet, nu, jie tiesiog, va taip, žinai, nes, nu, čia viskas gerai, ašgi moku. Iš kur tu žmogau moki, jeigu nieks gyvenime tavęs čia niekaip nepamokino, tu pats ne vienos knygos tu temą neperskaitai, bent jau, žinai. Nu, nes tu viską žinai. Labai norėčiau pridėti apie tas nuostatas ir įsitikinimus. Aš pati labai tikiu, kad mūsų tos vidinės nuostatos ir įsitikinimai yra pagrindinis dalykas, kuris lemia mūsų gyvenimą. Ir man labiausiai patikęs metodas, kaip keisti tas nuostatas ir įsitikinimus, buvo aprašytas Bodo Schaefer knygoje Kelias į finansinę laisvę. Nežinau, ar esi skaitęs? Jo, esu skaitęs, bet tikrai nežinau, ką turiu omeny šitoje vietoje. Tai jisai, nu, ten jo knyga ir prasideda nuo to, kad pirmą pasižiūrėkit, kokias nuostatas jūs turite apie pinigus, o tada jis turi labai konkretų metodą, kaip tas nuostatas keisti. Tai aš galiu jį pristatyti trumpai, ten yra 3 pagrindiniai žingsniai, bet ką dar prieš pristatant norėjau pasakyti, kad tam, kad žmogus keistų savo nuostatas ir įsitikinimus, jis visų pirma turi suprasti, kad jis kažkokį jį turi. Ar ne? Nes, nu, tie, kurie galvoja, kad viską žinau, čia irgi yra įsitikinimas savo asmenė, viską žinau, viskas man gerai, problemų neturiu, ar ne? Ir jeigu jis to nesupranta, neturi noro keisti, tai man atrodo, nu, jokie metodai nepadės, nes, nu, nėra to visų pirma supratimo. Tiesą sakant, galim paimti kokį nors tavo įsitikinimą. Ar tu turi kokį nors įsitikinimą, nu, tegul būna apie pinigus, kurį galim per šitą metodą praeiti, tada būtų gal įdomiau, nebūtų... Ok, aš galiu paimti tą, kurį turėjau, nu, kurį iškrauščiau, bet bus labai įdomu pasižiūrėti, ką Schaeferio metodika šitoje vietoje kalba, nes aš jį iškrauščiau tiesiog savais būdais, supratęs, kad aš tokį turiu ir kad, nu, jisai nepadeda man niekaip.
Ir tas toks įsitikinimas atėjęs iš šeiminio konteksto, kuris atkeliavo su manimi ir kaip čia, įlindo man į smegenis, man pačiam sąmoningai to nesuvokiant ir neprašant. Tai požiūris, kad kiek turiu, tiek užteks. Aha. Gerai, labai geras įsitikinimas, geras analizė, ar ne? Šiaip tai Geras blogas. analizė. Šiaip tai jis blogas, taip. Jo, šiaip blogas, nepadeda. Tai pirmas žingsnis yra toks. Prisiminkite patirtis, kurios suformavo įsitikinimą. Tai realiai reikia grįžti į praeitį ir pagalvoti, kas padarė įtaką šito įsitikinimo, kiek turiu, tiek užteks susiformavimui. Tai dažniausiai būna arba tėvai, arba mokytojai, arba antra pusė, arba draugai, arba kolegos, ar ne, kažkas. Tai kas tai buvo? Tai apskritai mūsų finansiniam požiūriui apie pinigus, didžiausiai įtaką vis tiek padaro tėvai. Nes jų gyvenimą mes matom arčiausiai. Tai čia yra visiškai iš tėvų atėjęs dalykas. Tiesiog, tėvai taip ir gyvena. Kiek turiu, tiek užteks. Jie gana neblogai tvarkosi su tuo, ką jie turi. Sugeba ir tikslus susidėlioti, ir pasiekti ten kažką. Ir viskas su to yra faina. Bet tai yra labai pavojingas požiūris, kaip aš pajaučiu savo gyvenime, kad tai gali truktelti lėtai, bet žemyn iki tokio labai neskanaus lygio. Ir kas man ir nutiko realiai. Tai ir tada jo, aš supratau, kad kažkaip čia netaip turėtų veikti. Tai atsakant į tavo klausimą, taip, tai yra situacijos, kurias aš matydavau tėvų pasirinkimuose, kas liečia pinigus. Prie pirmo žingsnio dar jis visą laiką, Bodo Šeferis sako, kad pagalvokit, ar tie žmonės, iš kurių perėmėm įsitikinimą, gyvena tokį gyvenimą, kokio mes norėtumėm. Nes kartais, ar ne, atrodo, gal ir neblogas įsitikinimas, kiek turiu, tiek užteks, arba ten bet koks kitas, ar ne, kurį galim turėti. Bet jeigu mes pasižiūrim, kad tie žmonės, iš kurių perėmėm, tarkim, negyvena, mes norim gyventi kažkaip kitaip, ar ne? Ne tai, kad jie blogai gyvena, bet mes gal norim kažko geriau, ar tai, kas mums labiau tinka. Tai tada reiškia, tas įsitikinimas mums nepadeda. Šitoje vietoje aš dar labai pagavau žodį ir noriu iš karto akcentuoti, kad šitoje vietoje, kalbant ir sprendžiantis dalykus, jo labiau lyginantis, ar čia to žmogaus gyvenimas man tinka, aš asmeniškai labai rekomenduoju išvengti to įvertinimo, tai yra geriau ar blogiau. Tiesiog man tai trigerino, aš kartą sakau, nes mes visi turim tai, ką norim turėti. Čia tiesiog, čia yra geležinė taisyklė, žiūrėk į žmogaus pasirinkimus ir suprasi, ko jis nori. Nesvarbu, ką jis sako, kiek jisai kenčia, bet jeigu jis ten yra, vadinasi, jis nori to, tiesiog. Savo visatimi nori to ir ten yra, nes jeigu jis norėtų kitaip, tai jis dėl to kažką padarytų. Tai čia šiuo atveju, kai mes žiūrim, ar kito gyvenimas mums patinka, tai ir žiūrėkim tiesiog, ar jis mums tinka ir patinka, ar jis mums rezonuoja, ar ne, ar mes norim kažkokių kitokių sąlygų, kurios nėra nei geresnės, nei blogesnės, jos tiesiog yra kitokios, mums labiau artimos, priimtinos potencialiai ir labiau džiuginančios mus asmeniškai, asmeniškai mus, nes mūsų gyvenimas tas pasirinktas dar kitam vėl bus, man taip gyventi nepatinka, netinka ir tai yra nefaina. Ir dėl to mes ir esam skirtingi žmonės, bet akcentas yra čia, kad nereikia lyginti, per geriau, blogiau prizmę, o tiesiog per tą man tinka taip arba man netinka taip. Tai antras žingsnis, kurį Bodo Šeferis sako, jisai sako, tada, kai išsiaiškinam, iš kur pasiėmėm tą įsitikinimą ir norim jį keisti, užduokim savo kelis klausimus. Čia dabar per tos klausimus praeikim, ar ne? Tai kodėl šis įsitikinimas ar nuostata man netinka ir nepadeda, ar ne? Tai, ką tu ir sakei. Tai labai paprastai, kai aš turėjau tą savo reikšmingą gyvenimo posūkį, kai tiesiog pinigai išseko, Ir tada aš supratau, kad, čia jau ta riba, kur jau kiek turiu, tiek užtenka, nebepadeda. Nes nebeužtenka, tiesiog, ten jau nebeužtenka iki negaliu. Ir tada supratau, kad požiūris, kiek turiu, tiek užtenka,
išjungia budrumą šitoje vietoje. Ir išjungus budrumą labai lengva nueiti į tą taip lėtai, be didelių reikšmingų pokyčių, nueiti į ten, kur atsisukus 10 metų atgal pasirodys, kad labai reikšmingas skirtumas ir kažkodėl, man čia, lankstaus jau ten visaip ten, žinai, susisukęs, bet man atrodo, kad čia viskas gerai, negerai, negerai. Tai va šitoje vietoje... Tai tu praktiškai atsakei į tuos kitus klausimus, gal dar norėsi kažką pridėti, bet kitas klausimas yra, jei ir toliau šituo įsitikinimu vadovaučiausi, kokia būtų to kaina ilgalaikiai perspektyvai ir kaip pagerėtų mano gyvenimas, jei pakeičiau tą įsitikinimą. Tai kaina, tai jo, įvardinau aš ją, nes tada lėtai galima nueiti iki to labai tokio egzistencinio būvio, vadinkim jį tokiu, kur tiesiog resursas yra toks, kad, tau užtenka egzistencijai. Ir vėl, tai nėra blogai, jeigu žmogui tai tinka, nes tikrai kai kuriem tai tinka ir viskas su to yra fainai, bet aš žinau, kad, man tai netiktų jau tokia visiškai egzistencinė būtis. Nes protas mano yra aktyvus ir man reikia kažkaip jį realizuoti, o tam, kad jį realizuoti, vis dėlto resursai yra reikalingi, nes iš oro dalykai nepasidaro. Ir už tai yra kelias, kuris man netinka. Tai yra tas rezultatas ilgalaikis, kurį galėtų atnešti toks įsitikinimas, jis yra man, šiuo atveju man asmeniškai, nekalbu vėl, labai akcentuoju tą, jis man yra destruktyvus, žinai, nes jisai išjungia kūrybiškumą. Ir tada paskutinis žingsnis, ką sako Bodo Šeferis, yra, tai dabar pašnekėjau apie tą neigiamą įsitikinimą, vėlgi, galim nevengti tų, kaip tu sakai, neigiamas ar teigiamas, tiesiog įsitikinimas, kurį norim pakeisti, ar ne, tai tada reikėtų sugalvoti kitą susijusį įsitikinimą, kuris tą teigiamą įsivardina kaip teigiamą, kuris tau šiuo atveju padėtų. Jeigu tu laikai šitą įsitikinimą destruktyviu, kiek turiu tiek užteks, tai koks būtų teigiamas tas, geras tau tinkantis įsitikinimas, kuris tau padėtų? Šitoj vietoje aš savo tą įsitikinimą, kiek turiu tiek užteks, apsitai tiesiog išmečiau, kaip po tokį, kad jisai nebūtų ir į pinigus pradėjau žiūrėti, taip labai kaip į resursą, kurio man reikia tam, kad aš galėčiau kurti ir nešti naudą pasauliui ir visuomeniai. Ir šitoje vietoje labai irgi, tikrai reikėjo padirbėti ties tuo, kad aš nebūčiau pinigų stotelė. Tai reiškia, kad, vis tiek pinigai yra, tam tikra energijos forma. Ir dažniausiai žmonės, kurie leidžia tą energiją per juos judėti ir juose savyje neužrakina, nes pinigų užrakinimas pas save tai yra labai egoistiška, nes žmonės tada jie nesidalina, nepraleidžia, tai energija neteka ten, kur jinai nepraleidžia, jos atiteka tiek, kiek ten tas žmogus pats pajėgus suvalgyti ir tiek žinių. Bet tam, kad pinigai tekėtų, vamzdis turi būti didelis, ir tai reiškia, kad ta energija ir teka per žmonės, kurie geba sukurti su tais pinigais daug vertės visiems. Ne tik savo, natūralu, kad kuo didesnis rautas, tuo daugiau ir savo galima prisemti, bet kokiu atveju akcentas yra, kas su tais pinigais padaroma. Ir aš labai, sakau, užtrukau, kol, jau ta tokia vidinė nuostata, tokia atsirado organiška vidinė nuostata, nes vienas dalykas sąmoningai savo sakyti, kad aš taip noriu, bet kitas dalykas dar kažkaip su tuo gyventi ir kad tai taptų natūraliu elgesiu. Tai tiesiog leisti pinigams tekėti. Tai ar pabandysiu apibendrinti tą įsitikinimą, į pinigus žiūriu kaip į energijos formą, arba noriu leisti pinigam tekėti, gal toks būtų teigiamas įsitikinimas? Su tikslu, kad tai su to kažką sukurti. Čia yra, turbūt esminė, ne šiaip tekėti, žinai, jie tiesiog neteka per rankas, bet juos utilizuoti ir iš to kažką padaryti, kas nukreipta ne į mane. Aha, tai tada gal į pinigų žiūriu kaip į energijos formą, nes energija visada ką nors sukuria, ar ne? Tai va, ir tada tam trečiam žingsnė, kai identifikuojam tą įsitikinimą, kurį norim
įvardinti, aš manau, kad visai gerai yra pabandyti jį apibriežti labai konkrečiai, nes tada lengviau gal su juo dirbti, ar ne? Tai ką Bodo Šeferis sako, tada sako, bet koks įsitikinimas yra kaip stalas. Jo pavyzdys yra su stalu, ar ne, kad jis turi turėti bent 4 kojas, kad stovėtų. 3 kojas, kad stovėtų, 4, kad stovėtų jau taip stabiliai. Kad užlipti būtų galima. Užlipti būtų galima. Ir kojos jo pasiūlymų tokių, ar ne, yra mūsų patirtys, kurios sutvirtina tą mūsų naują įsitikinimą, arba, kažkokie stebėjimai kitų žmonių. Tai tarkim, ar ne, ką aš pati dariau savo įsitikinimą ir galės pasakyti, su kokiu aš dirbau, tai yra, kad ieškom kitų žmonių, kurie šitą įsitikinimą gyvena savo gyvenime ir, matom, žiūrėk, ne, jis tai padaro. Ir tada patys darom savo gyvenime, su to nuostata, ar ne, kažką darom, kažkokios patirtis ir įsitikinam, kad tai veikia. Ar tu galėtum įvardinti, kad, yra 3-4 kažkokie potyriai arba dalykai tavo gyvenimo buvo, kurie padėjo tau šitą įsitikinimą sutvirtinti? Aš apskritai nelinkęs žiūrėti vakar ir dažniausiai net nesistengiu atsiminti dalykų ir tai yra susijęs su kita asmeninio pasirinkimo linija, tai kad vis dėlto neleisti praeities situacijoms savęs sąlygoti labai stipriai. Nes tai, kad tu sakai, tai yra tie tokie stiprūs įspaudai, kurie tvirtina tą įsitikinimą, bet tai yra tai kaip tik nuo ko aš noriu nueiti, savo gyvenime. Jo, čia gal autoriaus mintis buvo tokia, kad jeigu mes turim tą tvirtą įsitikinimą kažkokį seną, kuris yra net ne su 4 kojom, o su 16, tai mums taip, kaip tu sakai, reikia iškirsti visas tas kojas, ar ne? Bet tam, kad tą padaryt, kad iškirst, tai paprasčiau gal yra, ar ne, pastatyti naują, ant kurio tada gali remtis, nes jeigu tu tiesiog iškirti ir nepastatai labai aiškaus naujo, tai yra gal sunkesnis kelias. Nesakau, kad neįmanoma, nes suprantu, ką aš neki, kad gal nereikia tų kojų ar ne tiesiog gyvenama ir tiek, bet jisai sako, kad tokiu būdu lengviau suformuoti naują įsitikinimą. Vienas iš tokių dalykų, su kuriuo irgi reikėjo padirbėti, pradėti nuo to, kad jeigu pinigai plaukia, tai ir santykis su pinigais turėtų būti šiek tiek kitoks, ne? Tai reiškia, kad aš turiu išmokti gerai jaustis nepriklausomai nuo grynųjų pinigų sumos kišenį. Ir šiuo atveju, aš nekalbu apie mažą pinigų sumą, tikslas yra gerai jaustis su didelė pinigų suma kišenį ir netransliuoti kažko. Tiesiog gerai jaustis su tuo ir žinant, kad pas mane ten yra kažkokia apčiuopiama pinigų suma kišenį. Apie kokią sumą šneki? Tai čia kiekvienam yra skirtinga, tu gali 1000 nešiotis, tu gali 5 nešiotis, tu gali 10 nešiotis, čia kiekvienas, ir vis tiek yra tas laiptelis, kada žmogus pradeda jaustis nepatogiai, supranti? Tas pats ir su paskolom, kiek gali skolintis, su kiek gali ramiai miegoti. Nes ir tas laiptelis labai skirtingas, vienas pasiskolinęs 1000 negali ramiai miegoti, kitas skolinas 100 ir jam ten... sapnai gražus, rožiniai spalvoti, viskas fainai. Tai tikslas buvo, tą slenkstį kelti, nes jeigu mes nekomfortiškai jaučiamės prie, mums didesnių pinigų, nes vėl ta riba labai skirtinga, tai natūralu, kad, mes bijosim tų pinigų. Tiesiog, tai yra pinigų baimė tokia, žinai. Tai čia pirma vieta, kur reikėjo padirbėti, kad gerai jaustis. Nes čia, tokia šaržuojant, tikrai situacijų būna, kai žmonės pasiema prie savęs jiems netipinę grynųjų pinigų sumą ir jos kažkodėl apiplėšia. O ką konkrečiai darai, kad pakeltum tą savo... Pradėjau tiesiog tą daryti. Nešiotis didelės pinigų sumas. Ir pradėti, jas po truputį vis, padidinti ir žiūrėti tai, kaip aš jaučiuosi su tuo. Ar aš galiu, priimti. Ir, tai yra pakankamai greit išlavinamas dalykas, gerai jaustis. Tarp kitko, Bodo Šeferis irgi rekomenduoja turėti 500 eurų piniginiai. Tarp kitko, knyga seniai parašyta, tai ir infliacija pridėjus gal būtų arčiau kokių 2000 dabar. Ir aš pati, grinų, ne, nes kortelį, tai mes ten nešiojamės, bet kortelė atrodo lyg ir apsaugoti, ar ne? Ir jis tą patį sako, ką ir tu, kad didžioji dalis žmonių, jeigu tu pasakytum, kodėl mes nešioji 2000 eurų tam piniginiai, tai todėl, kad pamesiu. Jo, įsijungia labai baimių daug iš karto. Jo, kažkokių, ar ne? Tai aš pati, tarp kitko, irgi šitą metodą taikiau ir manau, kad labai geras visiems rekomenduoju, kas norit tą
na, šitą tokį kažkokį, ar ne, ta pinigų baimė čia tokia kažkokia gaunasi, ar ne, ar net nežinau, nu kažkokia baimė, ne, baimė dėl Nu, va, yra slengstis, prie kurio artėjant mes pradedam muistyti, žinai, įsijungia mūsų saugumo mechanizmai visi. Tai tą slengsti žmonės, pro kuriuos pinigai teka, turi labai, nu, toli. Aukštą. Taip. Ir labai didelį. Ir jie, nu, už tai tiems žemesnės lenkščio žmonėms būna labai keista, kaip atsainiai ten yra skirstomi pinigai, ne? Jiem atrodo atsainiai, bet ten nėra nieko atsainaus. Tiesiog tų žmonių mastelis ir suvokimas apie pinigus yra ant kito laiptelio, elementariai, ir viskas. Jo, ir tarp kitko aš mačiau, kad, nu, kadangi esu dirbus su turtingai žmonėm, tai, pavyzdžiui, telefone, ar ne, būna toks, nu, tie tokie dekliukai, ar ne? Nu, ir, pavyzdžiui, skaito, tam dekliukai atsiverčia ir čia pridėta grinų pinigų, nu, ten daug, nu, nežinau, ten šimtais, ten, ne, kažkiek šimtų, tarkim, ne, neskaičiau, bet atsiverčia ir matos, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, galvoju, nu, tai piniginė, kai tai nieks nemato, nu, taip tiesiogiai, kiek įsidėti, o jam, nu, va, tai čia atsiverčia, čia pinigų įdėti, žinai. Ir toksai, irgi galvoju, ar ne, gana lengvai jaučiasi tada. Šitą istoriją, va, dar vieną dalyką man priminė irgi, su kuriuo aš pats dirbau ir kurį irgi labai rekomenduoju, kas labai sutvirtina tą pratekėjimo barjero sumažinimą, tai yra nebijoti prarasti pinigų. Ir tai yra susijęs su tuo, ką tu kalbi, kad jie, kaip čia nustoti saugoti, žinai, pinigus, nagais, įsikabinus, kad, nu, čia yra mano, nedaug dėja pamesiu, arba nebijoti pamesti pinigus. Irgi reikėjo su to padirbėti, kad, nu, tą praradimo baimę pašalinti, nes, nu, jeigu aš į pinigus žiūriu kaip į resursą, kuris prateka, tai koks skirtumas, žinai, jeigu aš kažką pamesiu, žinai. Nu, jie atiteka ir jie išteka. Nu, tai pametimas yra dar viena ištekėjimo forma, kažkam tai bus nauda, jeigu ras tai, ką aš pamečiau, ne? Bet juokingiausia, kad aš nepametu tų pinigų, nes kai aš jų nesaugu, jie niekur ir nebėga. Tai dažniausiai čia tie paradoksai tokie gyvenime veikia ir nežinau, kodėl taip veikia, bet nu, aš nesu linkęs labai dėti daug pastangų, kad ten kažką labai, nu, taip saugoti, žinai. Kai matyt, kai tas daiktas neįkrautas, ta tokia apsaugos energija, niekam jis ir nerūpi. Tiesiog. Nu, arba galų gale, ne, nu, jeigu jie prateka, tai kad tada ir atiteka. Ir aš, pavyzdžiui, žinau žmonių, kurie gal praranda tos pinigus, ypač versle, ar ne, nes, nu, versle rizikuoji, kartais ten pavyksta. Natūralu. Bet yra visiškai toksai, nu, tai, nu, nepavyko, bet tikrai rasi būdų, kaip vėl atitekės tie pinigai. Ir man anksčiau tai būdavo labai žavu, nu, žiūrėti, kaip žmonės taip pat ramiai tai žiūri. Dabar žiūriu, kad ir pati link to einu ir vis lengviau versle leidžiu pinigus, tiesiog bandydama, nu, va, tą valydama, tą vamzdį, ne? Jeigu tai galima vadinti, platindama gal. Ir didesnės sumas, nes iš pradžių gal, nu, ten lengva 100 eurų išleisti, ne? Nu, po to gal ir 1000 lengviau, ne? Po to gal ten ir 10 000, nu, ta prasme, tiesiog. Tai čia dar vieną dalyką prisiminiau, vat, ką karts nuo karto su kuo susiduriu, tai yra žmonių, nu, tam tikras tipažas, su kuriais tenka susidurti, kad, tarkim, žmogus yra, vat, nu, kažkokioj būseno X, nu, ir jisai ieško būsenos Y, žinai. Ir ta būsena Y yra labai toli nuo būsenos X. Nu, iš serijos dabar uždirbu ten 5000, bet va, čia milijono sandorį, žinai, noriu padaryti. Nu, ir ten žmogus deda pastangas milijono sandorių padaryti. Nu, ir aš tada žiūriu ir suprantu, kad, nu, come on, nu, taip, nu, greičiausiai neveikia. Čia tas pats, kas bandyti loteriją išložinai. Nes mums visiems, vat, kaip tu ir sakai, reikia užaugti iki gebėjimo, nu, kilnot sunkesnį svorį, elementariai. Ir tu negali tiesiog, jo, atėjęs į salę, davai duok čia 200 kilo, aš čia kilstelsiu, žinai, nuo sofos nulipęs. Nu ne, reikia treniruočių, nes mūsų esybė turi įprasti patogiai jaustis. Ir tada nekreipti dėmesio, labai nesigraužti dėl didelių nuostolių ir labai neužsihypinti, kai yra didelė sėkmės. Nes ups and downs jie gyvenime nuolat važiuoja. Tai vat, nu, čia geras priminimas, kad mes turim dėti nuolatinės pastangas savo horizonto išplėtimui ir gebėjimui, nu, vat, praleisti tuos pinigus per savo rankas, nes natūraliai
mes daugiau uždirbdami, daugiau išleisim. Tik tais vėl svarbu, kur mes išleidžiam. Nu, mano tas įsitikinimas yra toks, kad aš visgi, kiek žmogui reikia? Nu, nedaug, come on. Aš niekada, aišku, niekada nesakyk niekada, žinai. Yra tam tikri dalykai, kurie, prie tam tikrų pinigų reikalauja išleisti, nes statusas reikalauja tam tikrų atributų, turėti. Bet į tai reikia, mano akimi, žiūrėti kaip į atributus, kurie, priklauso tam tikram pajamų lygiui, žinai, bet, nepersistengti, nes dažnai žmonės išlipa iš tos ribos ir išleidžia gerokai daugiau tam show-offui, vadinkim, negu, jo sluoksnis reikalauja ir galbūt yra bandymas iššokti ten, kur vis dėlto tu dar nesi. Aš grįžtant dar prie įsitikinimo, aš galvoju, kadangi klauso mūsų nemažai žmonių, tai norėčiau paminėti kelis, kurie dažnai pasitaiko žmonėse ir galbūt jums rezonuos. Pavyzdžiui, tokie dažniausi, aš tai jų neturiu ir turbūt dėl to tais pinigais nėra labai blogai, ar ne, bet, pavyzdžiui, pinigai tai blogis, ar ne? Pinigai tai blogis. Arba man vis tiek nepavyks, žmonės turi įsitikinimą. Arba ten man nelemta turėti daugiau. Arba aš tai jau tikrai nemoku taupyti. Pas mane, kiek aš gaunu pinigų, tiek išleidžiu. Čia visa tai yra įsitikinimai, ar ne? Nes žmonės, tie įsitikinimai, tarp kitko, ateina per tai, kad žmonės gyvena ir jie taip jaučiasi, ar ne? Nes, pavyzdžiui, aš negaliu taupyti, gal jie niekada, jiems neišeina, neišeina. Gauna pinigų, išleidžia, ir tada padaro išvadą tą įsitikinimą, kad aš negaliu taupyti. Tiesiog, negaliu, ne? Negabus tau. Tada žmonės turi daug visokių įsitikinimų apie turtingus žmonės, pavyzdžiui. Turtingi žmonės yra nesąžiningi. Turtingas gali būti tik tai, jeigu lipi kitiem per galvas. Ir ten visokių kitokių panašių tokių. Tarp kitko, tiesiog pagalvokit, nes kartais mes labai nesąmoningai turim tuos įsitikinimus. Negalvojam apie jas, kad tokį įsitikinimą turiu. Bet dažniausiai turim visokių. Ar tau teko gal dar su kažkokiais dažniausiai pasitaikančiais įsitikinimais susidurti bendraujant su klientais? Tai, kad tu įvardinai, tai yra tikrai didelė dalis tų tokių klasikinių įsitikinimų, kurie yra žmonėse ir kuriais jie vadovaujasi ir tai yra priežastis, kodėl jie patys uždaro duris didesniem galimybėm savo gyvenime. Aišku, labai, labai gajus yra tas, kad, kaip tu ir sakėjai, jeigu turtingas, tai automatiškai blogas. Vagis, ten kas tik nori, kokie čia purvini, nešvarus svetimo kraujo aplaistyti pinigai. Ir tada taip, tai to žmogaus galvoje, kuris taip galvoja, pinigai yra blogis. Tai, ta prasme, jis pats net nesupranta, kaip jisai, jo visa būtis atstuminėja pinigus, nes jis nenori būti tas blogas, kurį jis savo galvoj piešia. Nors ten, ta prasme, neturi nieko bendro realiai. Ir tada žmogus realiai straglina, bet straglina, nes jis nenori būti blogas. Ir kadangi jis nenori būti blogas, jis nori būti geras, tai jis yra ten, kur jis įsivaizduoja, kad yra geras žmogus. Nors dažniausiai tikrai turtingi žmonės, jie pakankamai yra linkę dalintis viskuo, kas pas juos ateina. Aišku, yra ir tokių, kur tikrai per svetimas galvą, svetimų krauju, per išnaudojimą ir panašiai. Bet greičiausiai tokių yra mažiau juntamai negu tų, kurie vis dėlto, tai pakankamai adekvačiai žiūri, žinai, tos pinigus ir leidžia jiems tikėti per savo rankas ir atiduoda savo duoklę, tiesiog toliau. Jo, tai Bodo Šeferis ir sako, kad jeigu, tarkim, turi tokį įsitikinimą, tai reikėtų paieškoti turtingų žmonių, kurie yra geri, labdarai daug aukoja ir panašiai, nes jeigu turi tokį įsitikinimą žmogus, kad jie yra, tarkim, nesąžiningi arba per galvas lipa, tikėtina, kad žino nors vieną turtingą žmogų, kuris taip elgiasi, ar ne? Bet tai visada yra visokių žmonių, visokios situacijos, ar ne? Tai tiesiog, kad reikėtų tada nukreipti dėmesį į tuos, kurie yra, geri, ar ne, su kuriais mes norėtumėm asocijuotis, kurie padeda visuomeniai ir panašiai. Aš dar vieną istoriją prisiminiau, tavęs beklausydamas apie tokius žmonės ir
Tik dabar prisiminiau, realiai man tai kažkokio tai įspaudo nepaliko, kad turtingi žmonės blogi, bet tokį šypsnį sukėlė. Aš studentavimo laikais dirbau Jungtinėse Amerikos valstijose, statybose, žodžiu. Mes statydavom namus, tokiam, rangovas buvo Lenkas. Ir toks čiūdnas pilietis ir jisai iki tokio lygio būdavo, tau jau kaip Skrudžas Makdakas iš to filmuko totaliai. Tai yra, jisai atvažiuodavo po darbo arba ten darbo metu, lipdavo į statybinį konteinerį ir išrinkdavo dar jo manimų sveikas pusplytes, kurias reikia sudėti į sieną, žinai. Tai būdavo labai taip, keista man, žinai, tą matyti. Bet jis toks būdavo, jis turėjo pinigų, bet ar tas žmogus buvo laimingas? Ne, aš mačiau, kiek jisai kenčia dėl savo tokio, žinai, nes, jam tas kiekvienas atvažiavimas į statybų aikštelę, tai yra nuolatinis vidinis toks graužimas ir įtampa, kaip čia jie, švaistūnai, pusplyčių, žinai, primetė į konteinerį. Aš žinau, kaip tai ėda iš vidaus ir tai tikrai nėra tas pasirinkimas, į kurį reikėtų akcentuotis, nukreipiant savo gyvybinę energiją. Dar gal norėjau pasidalinti savo įsitikinimu, su kuriuo dirbau susijusios su pinigais. Aš, pavyzdžiui, kokį turėjau įsitikinimą? Aš turėjau įsitikinimą, kad neįmanoma turėti ir daug pinigų, ir gerų santykių. Nes atseit jie yra, daug pinigų, kad turėti, reikia daug dirbti, tai čia kitas įsitikinimas šalia einantis, ar ne, tipo, kad daug pinigų reikia daug arti, jeigu daug gari, tai tada nelieka laiko tiem santykiam kurti. Ir vėlgi, ar ne, iš kur tas įsitikinimas atėjo, jeigu taip trumpai pereit per tos žingsnius, ar ne, tai jis atėjo iš to, kad, aplink mane tikrai buvo žmonių, kurie daug dirba, tada šeima kenčia, neturi laiko ten tom savo antrom pusėm, skiriasi ir panašiai, ar ne? Kad daug dirbti reikia, kad daug pinigų turėti reikia daug dirbti, irgi atėjo turbūt iš aplinkos, nes tiesiog mačiau, kad žmonės, tie, kurie turi pinigų, daug dirba, ar ne? Tai aš kaip dirbau vėlgi taip pat, ar ne, ieškau žmonių, kurie turi ir tą, tai ir gerus santykius, ir pinigų. Jeigu šnekant apie tai, kad reikia daug dirbti, kad turėčiau daug pinigų, ar ne, tai vėlgi ieškau žmonių, kurie, neria ten 24 valandų per parą, kad pinigų turėtų, ar ne, bet vis tiek jų turi. Ir po to pati, ar ne, ieškau būdų, kaip galima tai padaryti. Ir tas kojas pabiškis stačiausi, ar ne. Tai aš, kodėl šitą pasakoju, jisai manau, kad gana dažnai, gal nebūtinai šitą konkretų žmonės įsitikinimą turi, bet tikrai yra žmonių, kurie tiki, kad jeigu turiu vieną, neturiu kitą. Ta prasme, kad negaliu turėti visko, ne, būtinai reikia pasirinkti, kažką, ar ne, nes, taip atrodo, ne, laikas ribotas 24 valandas per parą. Ar kilo kokių minčių? Kilo labai daug tavęs beklausant, iš tikrųjų. Noriu pasidalinti. Jo, ir čia yra ta vieta, kur, aš turiu irgi įsitikinimą šitą vietą, tai jisai nėra, kad šitų dalykų suderinti negalima, pinigų ir santykių. Aš tik tais irgi turiu įsitikinimą, kad gyvenimo balansas tai yra šūdų krūva. Tai yra briedas, kurį mums pumpuoja visi, kas tik nori ir sako susibalansuok gyvenimą. Gyvenimo balansas kaip po toks, su juo viskas yra gerai. Blogiausia, kad, gal ne blogiausia, tiesiog jisai ateina su tam tikrom, sąlygom. Tai gyvenimo balansą labai lengva turėti, kai tu turi srautus ir laiką. Tai tada viską gali subalansuoti, viskam visko užtenka, nes tau nereikia sugalvos dėl, kraujo, kuris turi įtekėti. Jeigu mes pažiūrėsim apie žmonės, kurie kalba apie gyvenimo balansą, šitie dalykai jau yra sutvarkyti. Ir tada lengva kalbėti, aš taip gyvenu, ne, nes tiesiog aš jau pastačiau, aš jau atariau. Deja, vėlgi įsitikinimas, kad norint daug turėti, reikia daug dirbti. Aš irgi tai laikau dvipusiu. Jeigu jis yra absoliutus, tai tada jis yra žalingas. Nes tai reiškia, kad žmogus nepasilieka išeities taško iš šitos vietos. Bet tam, kad pastatyti kažką, reikia dirbti, patys dalykai nepasistato. Ir jeigu tu nori sukurti sistemas, rautus, tą kraują, kuris būtų to gyvenimo balanso pamatas, atidirbti reikės.
Nu, Aš neišvengiamai. norėjau patikslinti, ar ne, kad neatrodytų taip, kad tiesiog aš čia guliu ant sofos ir čia tie pinigai plaukia, ar ne. Kaip aš pakeičiau tą įsitikinimą, nes anksčiau aš turėjau tokį įsitikinimą, norint daug turėti, reikia daug dirbti valandomis. Nu, ta prasme. Okay. Kuo daugiau valandų įdėsi, tuo daugiau turėsi, ar ne? Tai pakeičiau tai, kad norint daug turėti, reikia įdėti daug pastangų. Ir tai yra toks, atrodo, gal yra nedidelis pokytis, ar ne? Nes pastangų visada reikia įdėti. Bet kaip tu tas pastangas nukreipi į ką, ar ne? Nu, ką tu darai su tuo savo laiku, nu, labai, labai svarbu yra. Tai, kad tu turėsi įdėti jų, tai faktas. Tai šito, manau, kažkaip ne... Čia labai, labai geras akcentas, kad, nu, kalbam ne apie valandas, nu, nes valandų dėjimas tiesiogiai suponuoja, kad, nu, aš uždirbu už valandas ir kuo daugiau jų virinu, tuo daugiau tų pinigų gaunu. Bet tikslas yra visada, kad vertė sukuriama valandoje, jinai nuolat augtų. Ir jeigu mes pereinam prie pastangų kaip tokio dalyko, tai natūralu, kad pradžiai daug valandų reikės tam tikram pastangų lygiui, bet su kiekviena pastanga mūsų įgūdžiai auga ir automatiškai laikas trumpėja tam pačiam dalykui padaryti. Ir natūralu, kad ateina laikas, tikrai, kada pastangos didelės galimos sudėti per pakankamai trumpą laiką ir dėl to lieka laiko kitiems dalykams. Bet vėl, čia yra tokia pilka zona, žinai, mano akimis, nes jeigu aš nuo sofos pasikeliu ir sakau, bus gyvenimo balansas, tai nebus. Nebus, tiesiog. Šiaip labai įdomu, nes palėtėm dar visokių tavo įsitikinimų, pavyzdžiui, gyvenimo balansas, šūdų krūva, ar ne? Čia irgi yra, ir kitką, ką aš nors sakyti, visi mes turim įsitikinimų, kartais nepatikojam, kad tai yra įsitikinimai ir pagrindinis klausimas, nuo kurio mes turbūt ir pradėjom, yra, ar tas įsitikinimas man padeda ar nepadeda. Nes, pavyzdžiui, tas įsitikinimas, kad gyvenimo balansas, šūdų krūva, yra... jis gali gal visai ir padėti. Jo, bet šitoj vietoje aš dar kartą akcentuoju, kad, aš nesakau, kad aš netikiu tokių dalykų kaip gyvenimo balansas, aš tik sakau, kad tai ateina su tam tikrom sąlygom, kurias reikia pasistatyti su pastangomis ir didelėmis pastangomis. Ir jeigu yra, įsivaizdavimas, kad, atsistojau ir dabar jau bus gyvenimo balansas, nebus. Tiesiog taip neveikia. Paimkit bet kurį žmogų, kuris turi subalansuotą gyvenimą ir panagrinėkit jo istoriją iki pat pradžios. Ir suprasit, kad, buvo etapai, kai jis, atidirbo pastangomis tam, kad dabar galėtų tuo rezultatu naudotis. Ir balansuoti jau tada, nes, yra pamatas tiesiog. Negali ant smėlio pastatyti, svarstyklį uždėti, iškart nuvirst ten visą. Tai aš apie tai. Jo, įsitikinimų temą galim baigti ir manau, kad apskritai šiandien galim baigti, nes dar tų klausimų iš tikrųjų liko ir mes galėsim tą pratęsti kitų mūsų pokalbių metu. Nes tai yra ta tema, kuri mano manimu yra tikriausiai pati svarbiausia, kas liečia pinigus. Tai yra kalbėti apie save ir apie savo požiūrį į gyvenimą, nes dažniausiai mes ir esam patys savo kliūtis šituose dalykuose. Tai reziumuojant 1, 2, 3 dalykus, kuriuos tu vertini kaip svarbiausius iš to, ką mes šiandien apkalbėjome. Šiaip man patiko visai mintis dar kartelį užakcentuota, kad nėra gerų ir blogų nuostatų ir įsitikinimų, yra nuostatos ar įsitikinimai, kurie mums padeda ir tinka ir padeda, turiu mintį, siekti to gyvenimo, kurio mes norim. Kiekvienas žmogus nori vis kito gyvenimo, tai tą reikia turėti mintį. Ir antras dalykas, kuo aš pati labai tikiu, kad viską galima pakeisti, jeigu yra noras, tai iš tiesų tą metodą, kurį čia papasakojame su Vincu, realiai praktiškai išbandėm, tai galėsiu nuorodą į knygą įdėti, tai tikrai pabandykite tie, kurie norit. O ką tu išsineši? Tai pirmas, tai visiškai antrinant tau, kad mes esame labai skirtingi ir aš tą nuolat savo stengiuosi priminti ir jau savo vaikams, jau net tokia jau moto yra, mano vaikai išmokė, lygintuvus paliekam namuose. Mes taip šeimoje naudojam, kai mano vaikai pradeda lygintis,
Aš iš karto stengiuosi padėti jiems suvokti, kad nesvarbu, ką kitas turi ir kaip kitas gyvena, svarbu, ko mes norim ir kokie yra keliai ten nueiti, kur mes norim. Ir čia dažnai žmonės yra įsukti va tą lyginimosi dalyką nuo pat mažumės, nes visuomenės spaudimo čia daro tikrai didelį, reikia pakankamai gerų įgūdžių, kad gebėti atlaikyti tą frontą ir išlaikyti aiškiai tą paveikslą, kurį aš noriu matyti ir kur aš noriu nueiti. Ir tikrai neretai tas paveikslas bus kitų net niekinamas, kaip menkinamas ir panašiai, ir tą visą reikia išklausyti. Ir dažnai žmonės nesugeba šito atlaikyti spaudimo ir tada siekia kažko, kas nėra apie patį žmogų. Tai vat čia ta vieta, kurią labai norisi akcentuoti iš to, ką mes kalbėjom, kad svarbu yra žinoti, kur aš noriu nueiti ir nustoti lygintis. O tiesiog eiti ten, kur aš noriu nueiti. Nesvarbu, nes ką daro kitas. Nesvarbu, kiek kitas turi banko sąskaitų. Nesvarbu, su kuo kitas važinėja. Jeigu aš turiu tai, ką aš noriu turėti, mane tai tenkina ir man tai rezonuoja, nes iš kitų dalykų ateina mano pasitenkinimas, viskas su to yra tobula tiesiog. Tobula. Vadinasi, aš esu laimingas žmogus, nepriklausomai nuo to, kiek guli mano banko sąskaita. O gyvenimo tikslas, yra būti laimingu, ne banko sąskaitą užpildyti. Taip man labai patiko, žinok, aš užsirašiau lygintuvus, palikime namuose, reikės ir man vaikams priminti. Ir jie jau šitą yra išmokę ir tas labai, labai tikrai padeda. Labai, labai. Tai va, tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, aš visgi irgi sutinku su tuo tavo pasakymu, kad kiekvienas gali pasikeisti. Tik tais turbūt priminimas, kad vis dėlto rezultatai niekada nemeluoja. Tai kiekvienas gali, bet toli gražu tik vienetai nori. Ir dėja mes, tu ir aš, dirbdami su žmonėmis apie pinigus, dirbam su tais, kurie nori, o ne su tais, kuriem tai būtų labai naudinga, bet kurie tiesiog nenori, nes jie nori kažkokių kitokių dalykų. O žmonės dažnai keistų dalykų nori, jiem patinka įtampa, yra žmonių, kuriem patinka įtampa ir jie nedarys nieko, kas juos iš tos įtampos ištrauktų. Yra žmonių, kuriem patinka būti auka, nuskriaustu ir kaltinti visą likusį pasaulį, nes jie tiesiog tingi pakelt užpakalį ir kažką padaryti dėl savęs. Yra daug žmonių, kurie tiesiog susikūrė savo krūvą priežasčių, realiai vapšė fiktyvių, kuriomis šventai įsitikinę ir jomis vadovaujasi ir jie grindžias tuo savo gyvenimą. Kur jie nueina ten, kur jie nori nueiti. Ir jie turi tai, ką jie nori turėti. Tai viskas yra su to okei, kiekvienas mes norim skirtingų dalykų. Tai tą irgi labai norisi akcentuoti, kad mūsų norai skirtingi ir mes skirtingai matome pasaulį. Ir skirtingais įsitikinimais vadovaujamės, nes įsitikinimai yra priemonė nueiti ten, kur mes norim, ne? Tik tais, kol jie sutampa, tai jie mums padeda, kai jie nesutampa, nes noras pasikeičia, ne, bet įsitikinimai lieka seni, tai tada jie trukdo ir tos įsitikinimus reikia pakeisti ir tu pateiki gerą metodiką kaip, bet su to reikia dirbti. Reikia pasitikrinti, ar tai, kuo aš esu įsitikinęs ir kuo vadovaujuosi, veda ten, kur aš noriu nueiti. Šiaip labai geras tas rezultatai niekada nemeluoja, nes, iš principo, jeigu esu auka, jeigu jaučiuosi kaip auka, nes iš principo noriu būti auka, ar ne? O jeigu nenoriu, tada reikėtų ieškoti įsitikinimų, ar ne, kuris vis dar mane laiko šitoje aukos pozicijai, arba ten neturiu pinigų, tai vadinasi, nenoriu realiai jų turėti, nes turbūt, kaip sakė, ar ne, turiu įsitikinimą, kad blogas bus, jeigu turėsiu ir panašiai. Tai turbūt aš tai palinkėčiau visiems pabaigai nepasiduoti, ieškoti, kas jūs laiko, kas jūsų koją prirakino prie stalo ir atrakinti tą spyną ir eiti geresnio gyvenimo link. Labai geras palinkėjimas, būtent geresnio gyvenimo link. Geresnio, ne būtinai turtingesnio, tiesiog geresnio.
sau priimtinesnio, labiau rezonuojančio, su daugiau džiaugsmo, laimės ir spalvų. Gerai, Vincai, ačiū labai tau. Ačiū, Lina. Iki. Iki.